Labas visiems, sveiki atvykę arba užsukę mano kanalą. Labai prašom. Šiaip iš tikro atrodo taip sena filmavo kažko, net ruduo spėja ateiti, bet esmė ta, kad tiesiog atsitaikė galvos plovimo dieną. Moteris tikrai suprant šitą dalyką, kad neplaus dieną iš dienos galvos. Nebent plaunat ir panašiai, bet aš, pavyzdžiui, savaitę plaunu 2 kartus ir vis neatsitaikydavo filmavimo dienos, neatsitaikydavo aplamai idėjos ir ką veikdavo, bet šiandien visko pasidariau, išsiploviau galvą, pasiruošiau, biškį pasidažiau. Ir esu labai patenkinta. Tik tiek, kad mano plaukai atrodo gauda elektrą iš viso kampų, jie yra įsipūti ir neklauso manęs, bet su koinėm susukio gal biškį paklausė. Nedaug žodžiaujant, kviečiu aš jums šiandien pabūti su manim. Tai tokie kaip ir mini vlogo, kadangi jau ruduo ir norės tiesiog ves savo rudenio dekoracijas traukti iš spintelių ir tiesiog pasidėti aplink visur čia kiekvienam kampe, kad būtų kuo jaukiau, kuo fainiau. Nežinau kaip jų, bet ruduo man yra toks jaukumo sezonas. Nors vasarą viskas fain, švies, graž, ta prasme spalvos, o rudenį jau norės kažką tokia jaukesnė, šiltesnė, kažką, kas kvepėtų tau panos, įsim kokį filmą, pasidaryti kakavo, žodžiu, grino kaip iš filmų. Tai šiandien sugalvoju, kad reikia kažkiek apsitvarkyti namučius ir pasiruošti būtent tam rudeniu ir kad būtų dar labiau rudeniška, pasigaminti obuolių pyrago, kuris dabar labai trendin, populiariai ir bent jau socialinius tinkluose, tak pačiam Instagram pas mane realiai turint yra tik apie maisto. Tai dabar matau būtent tokie sluoksniuotų obuolių pyragėlį. Tai galėsim pabandyti įsikepti, prie tą pačią nueisim šiek tiek pasivaikščiosim po parduotuvės, gal atrasim kažką gražesnę rudenišką pasipuošti, dar papildomai. Ir tada paieškoti draugiai dovanos, kadangi buvo gimtadienis ir reikia pasveikinti. Nereikia, nori pasveikinti, taip reikia sakyti. Ir įsikepti būtent obuolių pyrago. Tai aš manau, mes nieko nelaukiam, nedaug žodžiaujam, kviečiu į dieną su manim, kažko fainus nuveikti, pasidaryti. Aišku, reikės tvarkytis dabar, bet su jum bus daug fainiau. Šiaip aš pastebėjau, kad aš bandu ne žodžiais, bet rankom papasakoti. Tai jeigu jum trikda mano gestikuliavimus, tai atsiprašau. Tai šokam į video. Realiai, kas yra viena iš mano tokių mėgstamesnių vietų, ateit pasidaryti aplamai namų dekoracijos, ir dar pepko, bet vis tiek ta kokybė, ta geresnė, kad ir pavyzdžiui, šitos, tik tiek, kad kaina 3,99, bet tikrai daug gražių dalykėlių nuo, tarkim, ko nerudiniško. Jeigu norėt biškį moderniau ir pilkesnės spalvos yra marmūra, yra ir rudesnių, ir auksinių detalių. Tikrai, viskas mane žaviti. Aš dabar biškį einu apsidaryti ir pasižiūrėti, ką galėčiau pasikomplektuoti. Kokių fainių dalykų prisipirko. Jau vien galit matyti iš to šluotos, kad kažko nusipirko, nes negalėjau praeiti. Vaikšto porinį ir galvoju, ką galėčiau pasiūlyti draugiai, ką galėčiau padovanoti, kas iš tikrųjų būtų naudinga ir reikalinga. Ir suprato, kad ne virtuvės reikmenys ir ne kas kita. O man draugė mėgsta labai gražiai dažytis. Tai Rimi atrado labai fainų dalykų, tai automatinį makiažą šepetukų valikliai. Nežinau, kiek jis bus iš tikrųjų toks geras, bet kadangi draugė mėgsta dažytis, tai aš manau, čia puiks dalyks, nes draugės turi būti praktiškos, o ne šiaip kažko dovanoti. Tai aš manau, kad šitą dovanytę bus pats tas. Ir prie tą pačią paimti kokių kaukytį, kad galėtų atsipalaiduoti ir gražiai jaustis. Nežinau, sugalvosiu, reikėtų paimti kokio hialurono ir jaučiu kokio vitamino C. Tai O dabar dar užsuksim į Tom Phillips, viskas sodai ir namams, kas iš man plaukų daras. Ir pasižiūrėsim, gal atrasim kokią gražią vazą ir kilsim namo. Nežinau, pagaminti pietą arba pirmam sitvarkyti. Žiūrėsim, kas greičiau. Tai sugrįžę namo, aš tikrai labai atsiprašau dėl plaukų, jie tokie pasišiaušę, aš tuo juos persiryš. Bet norėjau pasidžiaugti, kad grįžom pagaliau iš tų parduotuvių, nes piniginiai nelabai patenka į ten vaikštom, bet man iš tikrųjų patenka. Tai grįžom iš parduotuvių, nusipirkam ne tik iš Iską, bet ir iš Rimi, ir iš Tom Phillipsą. Atsiprašau, kad neparodžiau nieką Tom Phillips, bet ten, aš nežinau, jeigu kas buvo, jūs mane suprasėt, bet ten kartais būna tiek mažų žmonių, kad jeigu ten pradėt kalbėti, tai belen koks aidas per visą parduotuvę, tai aš tiesiog nelabai norėjau tenai žodžiu rodytis ir kad kas nors žiūrėtų mane kreivų žvilgsnės.
Tai aš tiesiog praėjau, pasiėmiau, ką norėjau, ką tikėjos atrasti. Ir grįžau namo, aš be galo patenkinta, tuo visko parodęs, bet pirmiausia einu šiek tiek atvėsti, persirengti ir tuoj sugrįžti. Tai va pasikeičiu savo puošmens rūbus į savo kasdienis rūbus, šoku į treningėlis, kadangi ir tvarkysimės, ir gaminsim, ir nenorėjau tikrai apsitaškyti. Namas yra namų rūbai, o už durų yra puošmeni rūbai, arba dar kitaip vadinam mokyklinį rūbą. Tai va persivelku į treningus ir dabar be galo džiaugiuosi ir noriu jums parodyti, ko mes bendrai nusipirkam ir ką jūs nematėte. Tai va buvom iš tikrųjų 3 parduotuvės ir ten išleidom, nu, kaip pasakyti, simbolinį kainytį. Pradėkime nuo to, kad pirmiausia buvom jis ir ten nusipirkom šitas dekoratyvinis gėlytes. Jas iš tikrųjų sugalvoju, kad įdės į vazytį, tai gražiai biškiai pakomponuojas, nes čia tipo aletos tokios, nežinau kaip vadinos, plunksninės, dekoratyvinės gėlės ir šiek tiek tokių rudeninių, labai graži mini pakštytė, jos man kainavo, man atrodo, po 2 eurus. Aš iš tikrųjų tikslių kainų net nepasakys, dėl to, kad mano bėda aš nepasiėmė čekiukų, šiaip reikėtų išmokti pasiimti čekis. Nu, bet džiau, kadangi ten ant valgomoje stalo bus visos tos dekoracijos, nu ne visos, bet pagrindinės tokios, kad atėjai pro duris ir iš karto pamatai. Radu šitas ant stalo pasidėti. Šiaip galėjau imti medžiaginis, bet pagalvoju, kad jeigu valgai kažko apsitaškai, reikia, kad kažkas nusivalytų. Tai va pasiėmė toks, gražiai man labai patiko. Ir jau kurį laiko labai norėjo nusipirkti iš Iską kažkokią tai žvakę, nes jos žiauriai skaniai kvepia ir labai ilgą laiką. Nu iš tikrųjų tokios aromatingos ir už šitą sumokėjo 2,99, nu tai 3 eurus. Kadangi su jais kortelė visada viskas pigiau, tai šiaip įkainavo 6 eurus, man atrodo. Aš labai bijau sumeluoti, gal nesakys, geriau pasakys, kad sumokėjo 3 eurus. Šiaip iš tikrųjų žiauriai skaniai kvepia, nu taip pat palaiduojančiai. Tai aš jau matau, kaip gražiai sukomplektuos viską. Kita parduotuvė, kurioje apsilankėm, kad neišsibarstytų mūsų dekoracijų komplektacija, yra Tom Phillips. Aišku, mes dar buvom rimi, bet parodys vėliau. Tai iš Tom Phillipso nusipirku tokio bambukinė lentelė, ant kurios va būtent ir dėlios tas dekoracijas. Ir esmė yra ta, kad jinai nedekoratyvinė, o net maistinė. Tai vėliau, kai aš visko praeis tas rudenėlis ir panašiai ir nebebus tos medienos imitacijas, aš jau galės pasilikti pjaustymui, aš vėliau jo panaudos virtuvai. Tai va tokį kaip ir naudingo dalyko. Labai norėjau baltos vazos ir Iske buvo, bet tiesiai šviesiai man buvo šiek tiek per brang ir aš kažkaip neleidau sau dar tiek kaštuotis. Tai Tom Phillipse rado tokio labai faino stiklinė, labai tokį švelnį ir tokį fainį ir tokį jaukį vazytę. Kitas dalykas, kuris visiškai nesusijęs su dekoracijom, bet pasiėmiau iš Tom Phillipse, tai yra šito. Aš nežinau, gal kažkas turi, jis gers ar negers, bet man labai reikėjo termometrą mėsai, ypatingai kai kepam kepsnius, kad žinot, ar jie iš tikrųjų iškepi, kad pamatyt kokį tą temperatūrą. Ir žiauriai gar kaina. Man iš tikrųjų Tom Phillips žiauriai patinka, dėl to, kad ten gali rasti absoliučiai viską. Tai va, pasiėmiau, pagaliau prisiruošiau, nes tikrai reikėjo. Na ir gerai, ir kadangi, kad būtų labai skan to kakavo arbato arba kavo gerti, pasiėmiau šitų sausainiukų. Leidau savo, nes šiaip tai neleidžiu, bet leidau savo pasiimti, nes žiauriai skanus. Sugrįžtant prie Rimi, kur pirkau tik draugės dovaną, tai kaip ir jau rodžia šitos 2 kaukytės. Aš labai jo myliu, jinai man labai brangi ir aš tikiuosi, kad jai patiks ir aš noriu dovanoti aplamai draugiam toks dovanas, kurios yra naudingos, kurios bus išnaudotos ir aplamai. Nežinau, kiek gali jums pasirodyti šitas naudingas dalykas, bet makiažas, šepetėlių automatinis valikėlis, kurį deda ir tau prasuk, tikrai laiko sutaupa. Nebent esate žmonės, kuriem labai patinka plauti šepetėlis, bet kadangi mano draugė daug dažas, nu nedaug dažas, bet tikrai mėgst pasidažyti ir aš noriu, kad tas dažymas nebūtų kažkoks tai varga vakarienės laiks, nupirko tokį labai faino dalykėlį, tai va makiažą, šepetėlių automatinį valiklį. Ir tikiuosi mano draugai patiks. Kadangi visas prekes jau apsižiūrėjom, ką nusipirkom, tikrai visom labai džiaugiuosi ir kad galėtume jau pagaliau puoštis, kvepinti tos namus. Pirmiausia, reikia apsitvarkyti. Tai kviečiu jūs apsitvarkyti su manim namus. Prieš pradedant tvarkytis labai norėčiau parekomenduoti įsigyti šito dulkių valiklį. Aš jį perku Norfui, su akcija 1,97 € kainavo. Ir žodžiu esmė, kad tai yra su gintaro kvapu. Ir jeigu ką žinot, tokį prie kvapų linijo, nu, ten šampūnai ten yra, man atrodo, rankų muilai ir panašiai, jie žiauriai skaniai kvepia. Tai va šitas valiklis būtent ir primena to kvapo ir namam duot, nu, nemelos tokį prabangos atmosferoje, kai jie susitvarka, nes tokį kaip ir
kvapo skleidžia. Tai va. Šiaip norėčiau, kad taip greitai tvarkytos namą, kaip atrodo dabar. Aš realiai užlaip nesutvarko jau valandą gal laiką, nes ne tik šitą kambarį, bet ir viskas. Tvarkymasi kaip terapijai. Viskas. Realiai gyvenim dar taip greitai nebuvau susitvarkęs namo, žiūrėti šitą video. Na, aš dabar nematau, bet jau žiūrėt, pažiūrėkit, kaip greit štalėms. Ne, juokas jau baigia apsitvarkyti ir pagaliau galim prieiti prie visų tų rudenėlę papuošimų namuose. Nes jau pavargu ir gal noriu į tą obuolių pyragą kepti pagaliau. Ir galiausiai turim tokį jau gražią, jaukio, šilto vietelį, pumpkin kisses. Ir čia, man gerai, man labiausiai patinka šitą erdvę. Dėdukas sėdži savo vietoj, sausiniukas savo vietoj. Tai, žodžiu, galim mėgautis rudeniu. Na, o dabar kviečiu į Vaidos virtuvę. Čia verd magiai, čia verd skanus patiekalai. Tai yra kep. Skanus patiekalai. Ir šiandien mes gaminsim obuolių pyrago, kadangi mano pietų mėsytė dar nepilnai yra atšalus, nes buvo šaldyt, kepsim obuolių pyragą. Tai tiesiog matysit visko. Kaip daros obuolių pyragas, kas vyksta, šiek tiek pakomentuos, apačioj matysit daugiau, jeigu kažkas svarbus bus parašyt. O taip tai obuolių pyragas bus tikrai nuostabus, aš net neabejoju. Jeigu kas turit vanilinių ledų, tai čia yra tik privalumas. Ir jo, galėsim pasigaminti, viską matysit eigoj. O dabar jūs pasiruoškit žiūrėti, kaip gaminas pyragas, nes jis tikrai bus nuostabus.
Tai va, labai ačiū, kad žiūrėjai, tikiuosi tika ir patika ir diem tikrai su manim neprailga, aš stengiuosi neperkraut vlogų, nepertempt laiką, kad tiesiog būtų labai lengva, susižiūrim ir neišeikvojam labai daug laiką. Tai va, ačiū dar kartą, kad žiūrėjot, nepamirškit palaikit, pasubscribit ir tiesiog būt su manim ir sekti mano naujienas. Skanaus, jeigu kas nors gaminatis kartu, arba skanaus į ateitį, nežinau. Tai va, susimatom kitą video, myliu bučiuoju ir iki greito.